Kokios Jungtinių Amerikos valstijų vietos pačios įspūdingiausios? Esam apvažiavę beveik visą Ameriką. Čia parodysiu 20 vietų ir patirčių, kurios pribloškė labiausiai. Žiūrėkite. Pradėsiu nuo New Yorko, kuriame prasidėjo daugelis mano kelionių į Ameriką. Skrydžiai į čia paprastai pigesni negu į kitus JAV miestus, tačiau kas kartą atskridęs į New Yorką ne tiesiog skrendu kažkur toliau, o kažkiek stabteliu šitą mieste, nes kas kart čia vis atrandu kažką naujo. Labiausiai New York'e mane žavi senieji jo dangoraižiai. Aukščiu juos gal jau aplenkė Azija, tačiau niekada neaplenks puošnumu, kadangi jie statyti dar prieš 100 ir daugiau metų, tada, kai architektūra buvo didinga, jokiuose kitose žemynuose tada dangoraižių išvis nebuvo, o ta architektūros didybė buvo rezervuota tik bažnyčiams ir dvaro rūmams. Na, o pasižiūrėjus štai Empire State Building, į kitus senuosius pastatus, tai tiesiog pribloškė ta tokia nuostabia senąja architektūra, į daugelį tų dangoraižių galima pakilt, galima ilgai diskutuoti, kuris vaizdas yra nuostabiausias, ar nuo Empire State Buildingo, nuo pasaulio prekybos centro, ar nuo Rockefellerio centro, kurį dabar matote ekrane. New Yorkas tiesiog pilnas ikoninių vietų, kaip Times Square aikštė, kur žmonės specialiai ateina pasižiūrėti reklamų, arba kaip štai Centrinis parkas, tokia gamtos oazė tiesiog vidury miesto. Net neįtikėtina, kiek New Yorko pavadinimų yra žinoma visam pasauliui. Wall Streetas, finansų centras, Broadwayus, kur kasdien metai iš metų rodomi nuostabiausi miuziklai, kiek daug ikoninių New Yorko vaizdų įstrigę atmintin iš kino, filmų, muzikos klipų. Bet New Yorko didybė tikrai nėra tik praeity ir muziejuose, nuolat kuriami nauji stebuklai. Kaip pavyzdžiui High Lane, toks pasivaikščiojimo takas, padarytas ant buvusios geležinkelio linijos. Pirmą kartą, kai lankiausi New York'e, jo net nebuvo. Arba štai šis The Vessel paminklas, arba nauji dangoraižiai pieštukai, kuriuose yra patys brangiausi pasaulio butai. Beveik pusė niujorkiečių imigrantai iš viso pasaulio. Važiuojant New Yorko metro, įdomu pabandyti atpažinti, kas kokią kalbą kalba. Ir gausu net lietuviškų vietų, kaip ši Atsimainimo lietuvių bažnyčia arba Susivienijimo lietuvių Amerikoje pastatas. Tai yra seniausia Amerikos lietuvių organizacija apskritai, menanti dar 19 amžių, arba paminklas Jogailai garsiajam New Yorko centriniam parke. Visgi daugeliui keliautojų JAV didžiausią įspūdį palieka ne miestai, bet nacionaliniai parkai. Esam aplankę visus svarbiausius jų, tačiau didžiausią įspūdį man paliko Yellowstone'as Wyominge. Yellowstone'o vizitinė kortelė – geizeriai. Štai atvažiuojam į Yellowstone automobiliu anksti rytą ir matom tiesiog iš žemės veržintis dūmus. Bet šie vaizdai tik menkutė įžanga tam, kas laukia paskui. Pavyzdžiui, Great Prismatic Spring, kur žemė ir ežerėliai baluoja pačiom netikėčiausiom, pačiom fantastiškiausiom spalvom. Na, o pagrindinis apsilankimo Yellowstone ritualas, aišku, yra Old Faithful, senasis ištikimasis geizeris, kuris veržiasi tiksliai pagal grafiką. Lankytojų centre yra surašytas tas grafikas, rodomas ekrane ir tikrai nuėjom ten tokiu laiku, visi jau buvo susėdę aplinkui geizerį tarsi kokiam teatre ir iš tikrųjų atėjo ta minutė ir iškart geizeris šovė į viršų. Tai viena labai retų vietų pasaulyje garantuotai pamatyti geizerio išsiveržimą, bet tikrai ne visas Yellowstone'as yra toks prognozuojamas. Aukščiausias šiuo metu pasaulyje Steamboat geizeris. Palaukėm, bet jo nepamatėm, na ir jau šioks toks stebuklas yra išvysti Steamboat geizerio išsiveržimą. Jei Old Faithful trykšta į 30 metrų aukštį, maždaug su 8 aukštų namu, tai Steamboat į 90 metrų aukštį arba su lik 24 aukštų namu. Smagiausia, kad nors Yellowstone'as garsėja visų pirma geizeriais, tai nėra iš tų nacionalinių parkų, kur pamatėm tik tai vieną dalyką. Yellowstone'e ir nuostabi gamta, ir Yellowstone'o didysis kanjonas, kurį matot čia, ir taip pat gausybė gyvūnijos. Pavyzdžiui, susitinkom ištisą bandą bizonų. Yellowstone'as tikras JAV nacionalinių parkų karalius. Tiesa, toks lengvai pasiekiamas jis tik sezono metu, žiemą keliai uždaromi. Bet mums pasisekė, kad lapkritį dar buvo neužsnigta ir todėl galėjom aplankyti Yellowstone'ą be visų minių. Kai kas nors pasako, kad važiuosi į JAV, o įdomina visų pirma gamta, esu beveik garantuotas, kad lankys ir šitą vaizdą – Didįjį kanjoną. Kai pirmą kartą jį pamačiau, net sunku apskritai buvo suprast, kad čia kanjonas. Atrodo tiesiog pati žemė prasiveria ir ten apačioje matai kažkokį fantastinį kitos planetos peizažą.
Jų kanjono plotis 26 km, praktiškai kaip atstumas nuo Klaipėdos iki Palangos, o kanjono ilgis daugiau nei 400 km, apskritai daugiau nei skersai visą Lietuvą. Kanjono gylis vietom siekia beveik 2 km, jis šitoks gilus, kad tikrai ne iš kiekvienos apžvalgos aikštelės, taip kaip pavyzdžiui iš šios, galėjom pamatyti upę, kuri teka kanjono dugne. Tiek Didžiajam kanjone, tiek daugelį kitų JAV nacionalinių parkų man vienas žaviausių dalykų, kaip arti čia gali prieiti gamtos. Daugelį vietų net nėra jokių tvorelių, jokių užrašų čia neit. Va kaip čia, užlipu tiesiog ant akmens, stoviu ant paties krašto ir žiūriu į tą nuostabią gamtą. Kita vertus, tam, kad išvystum visą tą gamtos didybę, nėra privalomi kažkokie ilgi žygiai. Viskas yra tik tavo paties pasirinkimas. Palei pietinę kanjono pusę, Southern Rim, driekiasi automobilių kelias. Jis niekada nėra toli kanjono krašto. Daugybė aikštelių, kur tik išlipi iš automobilio ir gali čia pat nueiti prie gražių vaizdų. Northern Rim, šiaurinis pakraštys jau gerokai atokesnis, žiemą ten išvis viskas užsidaro. Kanjoną galima patirti pačiais įvairiausiais būdais. Galima eiti pėsčiom iki pat kanjono dugno. Galima skristi sraigtasparniu. Sraigtasparnis nusileido tokioje kanjono vietoje, Indėnų rezervate, kuri šiaip nėra pasiekiama atvažiuojantiems automobiliu, bet turbūt patys įspūdingiausi momentai buvo tiesiog sėdėti sraigtasparnį, dairytis aplink, kai uolos kanjono kraštai yra aukščiau nei tuo metu skrenda sraigtasparnis. Tiesa, kiek išvysi kanjono didybės priklauso ir nuo oro. Štai, kai atvažiavom šią dieną, iš ryto buvo daugybė debesų ir todėl nuo pirmų apžvalgos aikštelių galėjom gerėtis tik tai protarpiais tarp debesų išlendančiais paslaptingais kanjono vaizdais. Laimė, į vakarą debesys prasisklaidė ir išvydom visą kanjono didybę. Viena pagrindinių bazių lankyti vakarų JAV nacionalinius parkus – Las Vegasas. Jis pastatytas laukiniai dykumoje. Vasarą temperatūra siekia +48 ir daugiau, esu pats tą patyręs, atrodo visiškai netinkama vieta gyventi. Bet Las Vegasas ne šiaip miestas, o miestas, kuris neturi lygių JAV ir mažai lygių visam pasauliui. Savo ryškiom naktiniam šviesom ir savo architektūra, kurią apibūdint trūksta žodžių. Las Vegaso esmė – štai tokie mega viešbučiai, mega resort. Iš 20 didžiausių viso pasaulio viešbučių ne 12 yra Las Vegase, bet sunkiai liežuvis man apsiverčia tai pavadinti viešbučiais. Tai kaip miestai po stogu. Kiekvienas jų įrengtas kažkokiu stilium, pavyzdžiui, štai ši čia yra Caesars Palace, įrengtas senovės Romos stilium, su dievų fontanu, su koliziejum, kuriame vyksta vaidinimai, o čia Venetian, įrengtas Venecijos stilium, čia Paryžiaus įkvėptas viešbutis, Bellagio įkvėptas Italijos miestelio, Luxoras įkvėptas senovės Egipto, kurio piramidė aukščiau prilygsta Egipto piramidėms, o Sfinksas už tikrąjį Sfinksą nedidesnis. Kai kuriuos viešbučius net jungia privačios metro linijos. Vasaros dieną, kai karšta, garsiuoju Las Vegas Strip, Las Vegaso bulvaru, vaikščiojom beveik vieni, nes didžioji dalis gyvenimo vyksta viduje. Las Vegasas garsėja kaip lošimų sostinė, tai yra tiesa, jį pagimdė čia legalizuoti lošimai, kai kitur JAV dar buvo nelegalūs, tačiau šiandien jis yra apskritai pramogų sostinė. Vien Cirque du Soleil vaidinimų praktiškai kiekvieną vakarą Las Vegase vyksta 5, o tokių įspūdingų šou turi kone kiekvienas mega viešbutis. Taip pat ir gausybė nemokamų pramogų. Kai pirmą kartą buvau Las Vegase, porą dienų praleidau eidamas vieni jas, pavyzdžiui, štai nemokamai veržėsi vieni aukščiausių pasaulio fontanų, o štai Circus mega viešbutyje nuolat vyksta nemokami cirko pasirodymai. Visiškai neprivalai būti to viešbučio klientas. Nors Las Vegas Strip kiek nukonkuravo senąjį Las Vegaso centrą Fremonto gatvę, ji bando atsigriebti. Kiekvieną vakarą ten gausybė nemokamos muzikos. Las Vegase gali palikti labai daug pinigų. Tikrai yra brangių pramogų, kaip štai didžiausias pasaulyje kino teatras Fair, bet kartu gali išsisukti ir labai pigiai. Ne sezono metu būtent Las Vegase už viešbutį esu mokėjęs bene mažiausiai visose Jungtinėse Amerikos valstijose ir ne už paprastą viešbutį, o už mega viešbutį. Būtent šį Excalibur, kuris įkvėptas apvaliojo stalo riterių. Kai pirmą kartą važiuodamas pro šalį išvydau šią Filadelfijos rotušę, didžiausią Amerikoje, su 167 metrų aukščio bokštu, supratau, kad į šį miestą dar turėsiu grįžti. Kai grįžau jau 4 dienoms, Filadelfijoje nustebino ne tik šis centras su savo senoviniais dangoraižiais, statytais apie 1900 metus, kada Filadelfija buvo 3. pagal dydį visų Jungtinių Amerikos valstijų miestas, nusileido tik Niujorkui ir Čikagai. Bet taip pat ir Filadelfijos senamiestis, juk Filadelfija vienas tų retų senų kolonijinių miestų,
Būtent Filadelfijoje, štai salėje, buvo paskelbta JAV nepriklausomybė. Čia vienas miesto simbolių – Laisvės varpas. Ir kaip tik lankiausi per Liepos 4-ąją, kai vyko nepriklausomybės dienos paradai. Tiesa, vakare išvydau ir šiek tiek neigiamą tokių JAV didmiesčių pusę. Belaukiant fejerverkų kažkas paleido porą šūvių į orą, pataikė į policininką. Policija liepė visiems bėgti, kilo masinė panika. Na ir yra tikrai negražių Filadelfijos zonų, kaip šita Kensingtono gatvė, kur po metro linija miega daugybė narkomanų. Tai yra kitas tokių JAV didmiesčių veidas. O didžiausią įspūdį Filadelfijoje tikriausiai paliko masonų ložė. Retai kada gali į tokią papult, o šičia, po ją vyksta ekskursijos, jas veda tikri masonai. Na ir interjeras ten sunkiai apibūdinamas žodžiais. Kiekviena masonų susitikimo salė įrengta vis kitų didingų senovinių stilium, su daugybė masonikos elementų ir visokiausių paslaptingų niuansų. Daugelis JAV viešbučių labai panašus, priklauso tokiems patiems tinklams, todėl visada labai džiaugiuosi, kai pavyks apsistoti kokiam autentiškesniam pastate, ir Filadelfijoje tai pavyko net dviejose vietose. Vieną kartą Filadelfijos senamiesty, istoriniam Moriso name, šičia, o antrą kartą ilgesniam laikui šičia, senoviniai skėčių gamykloje, jos ceche, kuri dabar įrengta kaip loftas. Tiesa, tas rajonas netoli Kensingtono gatvės negarsėja saugumu, tačiau mums nieko neatsitiko ir pajutom tokią kitokios Filadelfijos dvasią. Neįtikėtina, bet vos valanda kelio nuo Filadelfijos centro nuolat gali išvysti žmonės važinėjančius karietom. Tai amišai, unikali vokiečių religinė bendruomenė. Pabėgę iš Vokietijos nuo religinių persekiojimų, jie patys pasirinkę gyventi taip kaip XIX amžiai. Daugelis jų neturi elektros, nevažinėja automobiliais, rengiasi senoviniais drabužiais. Esu buvęs amišų parduotuvėje, kur pardavinėjamos, pavyzdžiui, rankinės skalbimo mašinos. Jie iki šiol turi daugybę vaikų, neleidžia jų į valstybinės mokyklas ir išvysta mišus šiuolaikinių amerikietiškų pikapų ir prekių ženklų fone visada man yra kažkas tokio. Bet mane labiau traukia kitas Pensilvanijos užkampis, į kurį lengvai dienai galėjom suvažinėti tiek iš Filadelfijos, tiek iš Niujorko. Tai Pensilvanijos anglies regionas. Čia buvusios anglių kasyklos dar prieš Pirmą pasaulinį karą pritraukė daugiau nei 100 000 lietuvių ir ne šiaip savo pritraukė. Jie čia pastatė per 30 bažnyčių, įkūrė dar daugiau lietuvių kapinių, susidarė tarsi ištisi lietuvių kaimai, kur iki pat šiol po daugiau nei 100 metų virš 10% žmonių save laiko lietuviais. Su Gabalėliai Lietuvos ekspedicijom, kurias rodom kitam YouTube kanale Gabalėliai Lietuvos, čia atradom daugiau nei 100 lietuviškų vietų. Kasmet čia vyksta lietuvių dienos nuo 1914 metų, kuriuose sudalyvavom ne kartą. Tai tiesiog unikali Lietuva toli už Lietuvos ribų, kuri priklauso ne lietuviams imigrantams, tačiau žmonėms, kurių tik tai seneliai, proseneliai atvyko čia ir nepaisant to dalis jų iki šiol kelia Lietuvos vėliavas ir net pasirūpino, kad būtų pakabinta štai ši atminimo lenta Šenandoriui, anksčiau vadintam Amerikos Vilniumi, kurios parašyta, kad tai yra Little Lithuania, mažoji Lietuva. Ir čia tikrai neperdėta, juk Šenandoriui išleistas pirmasis pasaulyje romanas lietuvių kalba dar tais laikais, kai Lietuvoje buvo spaudos draudimas. Skrantono mieste lietuvių vadintame Skrantais įkurta net atskira lietuvių tautinė katalikų bažnyčia, kuri nepavaldi popiežiui ir Vatikanui. Šito analogų neturim net pačioje Lietuvoje. Galėčiau pasakot ir pasakot, bet tegul už mane kalba šie vaizdai lietuvių bažnyčių, kapinių ir visų kitų vietų, kurias rodau. Daugybės šitų vietų nerasite Google Maps. Taigi jas visas aplankęs ir užfiksavęs koordinates įtraukiau į savo interaktyvų internetinį žemėlapį tikslasamerika.lt. Ten parodyti ne tik lietuvių pastatai ir paminklai, bet taip pat ir galimybės nusileisti į autentiškas šachtas ir pasiklausyti baisių istorijų apie sunkų ano meto šachtininkų darbą. Vienas Amerikos stereotipų iškylantis ypač ten nebuvusiems yra indėnai, jų kultūros. Deja, jas šiandien rasti tikrai netaip ir lengva. Šiandien indėnai sudaro vos 1% JAV gyventojų ir visgi Jungtinėse valstijose dar yra vienas milžiniškas regionas, kuris plotu didesnis už Lietuvą ir priklauso indėnams. Didžiausia Navahų tauta, apie 300 000 žmonių, šituose laukiniuose peizažuose, tokiuose kaip garsusis Monumentų slėnis, kurį dabar matote ekrane ir kuris vertas būti nacionaliniu parku, bet juo negali būti, nes jis priklauso indėnams, todėl yra tribalinis parkas.
Navahų apsupty yra kitas Hopių rezervatas, tai visai kitokia tautybė, garsėjanti savo kačinų lėlėm, dėja jokių vaizdų iš ten negaliu parodyti, nes ten uždrausta ne tik filmuoti ar fotografuoti, bet net ir užsirašinėti užrašų knygutę. Kai keliavom po tą kraštą, kaip tik kilo smėlio audra, dar labiau pridėjusi tokios laukinių vakarų dvasios. Taip pat lankėm ir Gleno ežerą, kur galėjom laivų nuplaukti iki Antilopių kanjono. Westernų filmų verta gamta ten stebina ne mažiau nei kultūra. O taip pat ir paslaptys. Netoli nuo tų vietų yra štai ši Mesa Verde. Keisti indėnų kaimai uolų šonuose, kuriuos europiečiai atvykę rado jau visiškai apleistus, todėl apie juos pasklydo daugybė legendų, jie priskirti mistiniai Anasazių tautai ir nors garsiausios yra šios vietos Mesa Verde, tačiau jų yra ir daugiau, pavyzdžiui, štai čia Montezumos pilis, esanti Arizonoje. Jei manęs paklaustų, kokios valstijos nacionaliniai parkai tau patys įspūdingiausi, tikriausiai sakyčiau Utah. Net 3 iš šios nacionalinių parkų yra tarp tų, kurie mane pribloškė labiausiai. Tai yra šis Arkų nacionalinis parkas, tos arkos čia natūralios. Taip pat šitas nacionalinis parkas Braiso kanjono yra žmonių, kurie sako, kad jisai net įspūdingesnis už didįjį kanjoną ir galiu juos suprast, nes šitos uolos vadinamos hudų ir tas peizažas, yra kažkas tiesiog nepakartojama. Aš tiesa nedrįsčiau pasakyti, kuris kanjonas Braiso ar didysis įspūdingesnis, nes jie tiesiog visai kitokie. Didysis kanjonas tai toks kaip žemės gelmių pasaulis, tarsi prasivėrus žemė, o Braiso kanjonas jau kur kas mažesnių mastelių, tačiau uolos styrančios iš jo apačios yra tarsi tokie gamtos meno kūriniai. Na ir trečiasis iš didžiųjų Jutos nacionalinių parkų – Siono kanjonas. Priešingai negu Braise, čia vaikštai Siono kanjono dugnu, jis visai kitoks, toks žalesnis, toks kaip priešistorinis pasaulis, pilnas visokiausių gyvūnų ir judėdamas tuo kanjonu tolyn, vis jauti, kad jis siaurėja, ir gale jau lieka tik tai toks takelis ir reikia būti labai atsargiam, kad neprasidėtų lietus, nes tada gali viską nuplauti. O Utah garsėja ne tik gamta, šią valstiją įkūrė mormonai ir jie iki šiol sudaro čia gyventojų daugumą. Utah tarsi mormonų šalis. Daugybė vietų nacionaliniuose parkuose, daugybė miestų Utoje pavadinti įvairiais žodžiais susijusiais su Mormono knyga, o Salt Lake City tai kaip mormonų Meka arba Švento Petro bazilika. Ir dar kitokia patirtis, ta milžiniška balta šventykla, didžiausia pasaulio auditorija, filmai apie tą bažnyčią, unikalus mormonų menas, tai tokia Amerika, kuri paprastai nėra pristatoma turistams, bet tokiems keliautojams kaip mes, kurios domina kultūra, unikalios vietos, tai viena iš labiausiai atminty įstrigusių Amerikos vietų. Ir ne, niekas nebandė atversti mormonų tikėjimą, bet visi labai maloniai ir nemokamai viską papasakojo. Ir daugiausiai senųjų Amerikos gyventojų ir labiausiai laukinė gamta yra štai čia, Aliaskoje. Juk ši valstija ploto sulig pusė Europos Sąjungos, o gyventojų tik kiek virš milijono. Čia tikriausiai yra daugybė vietų, kur iš viso nestovėjo niekada joks žmogus, daugybė kaimų, kurie nepasiekiami jokiais keliais, todėl bene geriausias būdas aplankyti išsamiau Aliaską yra kruizas. Išplaukėme į kruizą iš Vankuverio, Kanados uosto, laivas stojo įvairiuose Aliaskos miesteliuose pakeliui, kaip šičia Icy Strait Point, indėnų gyvenvietė, arba šičia Sitka, dar rusų įkurtas miestas, kai Aliaską valdė Rusija, yra ir cerkvė, arba šičia Skagvėjus, aukso ieškotojų miestas, būtent čia išsilaipindavo aukso ieškotojai ir tada kildavo į kalną ir eidavo į Klondaiką ieškoti aukso. Arba čia, Aliaskos sostinė Juneau, palei pat kurį yra garsus ledynas ir tiesiog iš miesto autobuso matėm einant lokį. Gyvūnų Aliaskoje tiesiog begalė, o gal labiausiai įstrigo šitas vaizdas, kai žuvys šokinėja tiesiog iš vandenyno ir jas gaudo žvejai. Kruizas baigėsi Siordo uostamiestyje, į kurį jau driekėsi keliai, ten aplankėm Kenajaus nacionalinį parką su nuostabiais ledynais palei vandenyną, sėdom į Aliaskos geležinkelių traukinį, o traukiniai Amerikoje labiau skirti tokiam maloniam pasivažinėjimui, yra galimybė išeiti į balkoną, pasigėrėti vaizdais, ir važiavom į Denalio nacionalinį parką, kur yra aukščiausias Šiaurės Amerikos kalnas ir kelionę užbaigėm Fairbankse, kur kaip tik prasigėdrijoje buvom vieni tų retų turistų, kuriems pavyko išvysti Denalį visam savo gražume.
Aišku, tai tik mažytė dalis Aliaskos ir tikrai dar norisi į ją sugrįžti, aplankyti dar atokesnės, dar tolimesnės vietas, kurių čia daug. Susitikom netgi tokių vietinių kilmės žmonių, kurie net sunkiai kalbėjo angliškai, nes tiesiog jų kaimuose dar kalbama senosiom kalbom. Bet užvis labiausiai pribloškė tie vaizdai. Ta gamtos begalinė, laukinių žvėrių kiekiai, privačių lėktuvų tuntai dangui, nes tiesiog daugybė žmonių tai vienintelis būdas grįžti namo. Tas visako atšiaurumas, pavyzdžiui, štai tokį vaizdą išvydom ryte pro viešbučio langą, rugpjūtį, vasarą, nors tai visiškai nebuvo kažkur kalnuose. Neveltui Aliaska yra vadinama paskutinė JAV riba. Kažkada tai buvo laukiniai vakarai, bet laukiniai vakarai dabar jau praktiškai užkariauti. O štai laukinė šiaurė vis dar yra laukinė. Visoje Amerikoje nėra analogų šitiems vaizdams. Floridos pelkynai, Evergladesas, kur tiesiog vaikštinėdamas takeliais galėjau išvysti aligatorius, gulinčius, kad ir ant to paties takelio, kur aš einu. Be to, šį nacionalinį parką galėjau patirti tokiais būdais, kokie neįmanomi niekur kitur. Tai yra plaukiant štai tokiu laivu su maža grimzle, kurį stumia į priekį propeleris, arba važiuojant štai tokia milžiniška mašina ant didelių ratų, nes bet kokia mažesnė mašina tiesiog paskęstų pelkėje. Vietos indėnų Seminolų kaimuose demonstruojama, kaip jie tradiciškai gaudydavo krokodilus ar aligatorius. Net sunku patikėti, kad kažkada pusė Floridos atrodė štai taip. Ir praktiškai tik tai 20 amžiaus pradžioj buvo jie atkariauta iš tos gamtos ir tada iškilo šitas miestas, vienas svarbiausių Amerikos vartų šiandien – Miamis. Kaip ir Evergladesas, Miamio kurortas neturi analogų, o vienas įspūdingiausių vaizdų man tai jos tos pakrantės salos ir nerijos, kaip Miami Beachas, ir daugybė dirbtinių salų su vilom tiesiog tarp tos nerijos ir pagrindinio žemyno. Amerikiečiai mėgsta sakyti, kad Miamis tai ne JAV, tai jau Lotynų Amerikos sostinė. Iš tikrųjų, daugeliui lotynų amerikiečių tai svajonių miestas ir tikriausiai daugiau žmonių čia kalba ispaniškai negu angliškai ir dažnai būdavo toks atvejis, kad mes kažką pakalbinam angliškai, mums atsako ispaniškai. Itin garsus šitas Calle Ocho, Kubiečių rajonas. Gal dėl tos Lotynų Amerikos dvasios, čia šiek tiek ir kitoks požiūris į turtą. Jeigu JAV įprasta turtais nesipuikuot, tai Miami pilna prabangių automobilių. Net oro uosto nuomojama automobilio aikštelėje pilna sportinių mašinų, kabrioletų, čia vyksta modelių fotosesijos. Ir taip pat tai vienas įdomiausias architektūros JAV miestų, kadangi jis pastatytas tarpukariu, tai pakrantėje pilna Art Deco stiliaus viešbučių. Beje, viską galima sakyti pradėjo vienas vienintelis žmogus, toks verslininkas Flagleris, jo rūmus irgi galėjom aplankyti netoli nuo paties Miamio. Tai jis nusprendė investuoti ir atvert Floridos pelkynus ir paversti juos kurortais. Ir štai šiandien Floridoje jau gyvena daugiau žmonių negu New Yorko valstijai. Florida tikrai ne tik Miamis. Orlandas garsėja kaip Amerikos, o gal net viso pasaulio pramogų parkų sostinė. Viskas prasidėjo nuo Disnėjaus pasaulio ir tai ne vienas pramogų parkas, tai net 6 pramogų parkai ir kiekvienam jų gali lengvai praleisti visą dieną. Čia ne tik Magic Kingdom klasikinis Disneylandas panašus koks yra Paryžiui, bet taip pat yra Epcotas, vadinamas Disneylandu suaugusiems, kadangi čia viskas įkvėpta įvairių užsienio kultūrų arba mokslinių pasiekimų. Pavyzdžiui, vienas įdomiausių atrakcionų, kur čia lankėmės, Mission Space leido patirti realias apkrovas, kokias patiria astronautai kildami į kosmosą. Aišku, yra visokiausi paradai, muzika, o naktį dangų nutvieskia fejerverkai. Be šių dviejų parkų yra dar Animal Kingdom, gyvūnų tematika, yra Disnėjaus studijos, yra 2 vandens pramogų parkai ir ką pradėjo Disnėjus, sėkmingai tęsė kiti. Universal Studios netoliese atidarė savo pramogų parkus ir, kiek girdėjau komentarų, jie tikrai nenusileidžia, o gal net pranoksta Disnėjaus pasaulį. Patvirtinti ar paneigti to kol kas dėja negaliu. Ten nesilankiau, kad aplankyti visus Orlando pramogų parkus neužtektų ne savaitės, juk kiekvienam reikia skirti po dieną. Tačiau, jei jūs ten buvot, kviečiu parašyti komentaruose. Nusipirkęs bilietą į bet kurį iš šitų parkų, gali neribotai eiti visą dieną į visus jo atrakcionus ir visas jo pramogas. Viskas ten be galo kokybiška. Disnėjus neturi atskirą specialybę – imažinieriai, kurie kūrė visą tų atrakcionų atmosferą, o ta atmosfera prasideda dar nuo laukimo eilėje. Pavyzdžiui, laukiant eilėje į tą Mission Space,
Viskas buvo inscenizuota taip, tarsi mes iš tikrųjų lauktume kosminio skrydžio, per įvairius ekranus mums buvo siūlomi apmokymai ir instrukcijos. Disnėjaus parkų pažiba vadinamieji animatronai, robotai, kurie juda tarsi gyvi. Ir tikrai ne vien vaikus žavi. Nuvykom būdami jau suaugę, tai buvo įdomu pasidomėti istorijom. Daugybė jų savotiški meno kūriniai, pavyzdžiui, štai šitas It's a Small World, kur plauki pro įvairias pasaulio kultūras atspindinčias lėles, yra sukurtas dar 1964 New Yorko Expo pasauliniai parodai. Plačiau tai, kas slypi už tų pramogų parkų, esu aprašęs augustinas.net kelionės vadovę po Disnėjaus pasaulį. Jei turėčiau įvardinti tik vieną vienintelę įspūdingiausią akimirką ar keletą akimirkų, kurios mane ištiko Jungtinėse valstijose, tai tikriausiai paminėčiau šitą vietą – Kanaveralio kyšulio kosmodromą Floridoje. Nes būtent čia stebėjau, kaip buvo paleista raketa į kosmosą. Visam pasaulyje tai yra vos kelios vietos, kur gali tą pamatyti. Ir kad mes tai išvystume, prireikė ir sėkmės, nes raketos paleidimas tai dienai net nebuvo numatytas. Buvo suplanuota ją paleisti anksčiau, tačiau čia labai dažni atidėjimai. Ir kaip tik, kai keliavom pro tą Floridos pusę, vieną rytą paskaitęs informaciją Kanaveralo kyšulio kosmodromo tinklapyje, pamačiau, kad štai, tai dienai suplanuotas raketos paleidimas. Viskas, pakeitėm planus, važiavom ten, visa diena iki paleidimo irgi buvo be galo įdomi, kadangi ten yra ir astronautų šlovės galerija, ir ekskursijos po realias patalpas, iš kur buvo vadovaujama Jungtinių Amerikos valstijų svarbiausiams misijoms į Mėnulį ir kitur, tikras kosminis šatlas. Bet aišku, visos dienos kulminacija laukia čia, kai susėdome visi tokiam amfiteatre ir laukiame, paleis raketą ar nepaleis. Pradėjo eiti atbulinis laikmatis, 10, 9, 8, bet iki pat galutinio momento negali būti tikras, nes atrodo praeitą paleidimą atšaukė likus vos keletui sekundžių. Bet štai, iš tikrųjų, parūksta dūmai, pasirodo ugnis ir raketa su tokiu sunkiai nusakomu garsu kyla tiesiai aukštyn. O jei pranykus kažkur aukštai, antroji dalis – laukimas. Ar pamatysim, kaip nusileis ta raketos dalis, kuri grįžta į Žemę. Tai pavyksta dar rečiau, nes jį nusileidžia ar tai kažkur kitur, ar užstoja debesys, tačiau mums pavyko ir taip. Taigi pamatėm pilną raketos paleidimą. Raketų paleidimai neskelbiami labai iš anksto, bet to jie nukelinėjami, todėl kai keliausit po rytų Floridą, nepamirškit patikrinti rytais ir vakarais. Gal šiandien, gal rytoj bus raketos paleidimas. Ir jeigu taip, manau, kaip ir mums tikrai verta pakeisti dienos planus. JAV viena tų šalių, kurios sostinė nėra nei pats didžiausias, nei pats garsiausias jos miestas. Ir vis dėlto Vašingtono praleisti tikrai neverta. Tai unikalus miestas, prieš porą šimtų metų pastatytas nuo nulio, kad būtų sostinė. Jis mane pribloškė keliais dalykais. Įdomu išvysti tuos vaizdus, kuriuos nuo vaikystės matai žinių laidose, kaip Baltieji rūmai, Kapitolijus, nors Baltieji rūmai gal ir mažesni nei tikėjausi. Įdomu aplankyti ir kitus didingus pastatus, kaip pavyzdžiui šičia nacionalinė biblioteka, ar šičia aukščiausiasis teismas, ar Vašingtono monumentas vienu metu buvęs aukščiausių pasaulio statiniu. Visa gausybė kitų paminklų, kaip pavyzdžiui čia Tomui Jeffersonui, arba nacionalinės Arlingtono kapinės, kur atgula amžinatilsio JAV karų veteranai. Bet nemažiau buvo įdomu tiesiog pajust, ką reiškia, kai miestas yra galingiausios pasaulio valstybės sostinė. Ir tą jauti National Mall, tokioje milžiniškoje pagrindinėje aikštėje, kur visi tie paminklai ir kartu nuolat vyksta nesibaigiantys protestai. Štai šitas žmogus, pirma bado akcijos diena, nežinau kiek ta bado akcija tęsis, šičia protestuoja amharai iš Etiopijos, matėm haitiečių ir dar visokių kitokių protestų. Kai JAV tokia galinga šalis, tai visos tautos nori prielankumo, taip pat ir lietuviai, ypač tais laikais, kai Lietuva buvo okupuota sovietų. Ir čia didžiausioji Vašingtono ir Amerikos katalikų bažnyčia yra milžiniška Šiluvos lietuvių koplyčia, kaip toks ištisas lietuviško meno kūrinys. Taip pat Vašingtone yra ir seniausia pasaulyje Lietuvos ambasada. Bet kaip turistui, tai turbūt žaviausias dalykas čia yra visa eilė Smithsonian muziejų, nes jie visi yra nemokami ir visi praktiškai vieni puikiausių savo srityje pasaulyje. Pavyzdžiui, štai čia yra kosmoso ir oro muziejus, bet yra ir muziejų skirtų įvairiam menui, įvairiai istorijai, nes jau kiekvienam muziejui galima praleisti ištisą dieną.
Tai nors yra daugybė žmonių, kurie keliaudami į JAV išvis neužsuka į Vašingtoną, kita vertus pilnai galiu suprasti, jeigu žmogus atvyksta savaitę vien į Vašingtoną ir tiesiog eina po visus muziejus ir pastatus, pamato Pentagoną, Baltuosius rūmus ir kitą. Labiausiai pribloškęs renginys, jeigu taip galima pasakyti JAV, o gal net ir visam pasaulyje, Burning Man. Iš tikrųjų, praktiškai neįmanoma apibūdinti žodžiais, kas ten yra. Aš prieš ten važiuodamas jau buvau daug skaitęs ir žiūrėjęs, tačiau vis tiek nujaučiau tik mažą dalį to. Ten tiesiog viskas taip skiriasi nuo to, prie ko esame įpratę. Visų pirma, žmonės pastato laikiną miestą, 70 000 gyventojų ant išdžiūvusio ežero dugno dykumoje, kur klimatas dieną karšta, vakarais visai šalta, atrodo visiškai netinkamas gyvenimui. Antra, tas miestas funkcionuoja pagal visai kitokias taisyklės. Ten visiškai nėra jokių pinigų, viską privalai atsivežti ir viską privalai išsivežti, jokiais būdais nepalikti jokių šiukšlių, netgi nėra jokių šiukšliadėžių. Tačiau nepaisant to, iš tikrųjų dalyviai ir savanoriai to pilnai laikosi ir jokios šiukšlės ten nesimėto priešingai negu kokiuose muzikos festivaliuose. Mes taip pat viską atsivežėm ir viską kasdien parsineždavom atgal į automobilį. O kai nėra pinigų, viskas pagrįsta dovanom, tos dovanos pačios įvairiausios, vieni, pavyzdžiui, gamina savo tautinį maistą, yra labai daug ir tautinių stovyklų, net 5 lietuvių stovyklos buvo, kai aš lankiausi. Kiti groja įvairiausių stilių muziką, yra net StarCraft'o turnyrai, RPG turnyrai ir yra tokių radikalių nuolat per žiniasklaidą nuskambančių pramogų, kaip visokie ten orgijų kupolai arba DSM požemiai. Visiškai skiriasi ir stilius. Drabužiai, kokie tik nori, patys ekstravagantiškiausi, kiekvienas nori radikaliai išreikšti save. Per vidurį miesto yra plaja, pilna meno kūrinių, kurios dar iš anksto stato menininkai, tie kūriniai milžiniški, na, o pačiam plajos centre simbolis – žmogus. Šeštadienį tą žmogų uždegė, padegė, tai yra linksmas ritualas. O sekmadienį laukė kitas, liūdnesnis ritualas – šventyklos padegimas. Į šventyklą per visas savaitę, kai vyksta Burning Man, visi nešė visokius savo skausmus, tolimų karų aidus, mirusius artimuosius, jų nuotraukas. Na ir nors tai negalima, sako ir pačius mirusius artimuosius, jų pelenus. Ir paskui viskas supleškėjo. Visų Burning Man tradicijų net negaliu papasakoti, esam padarę atskirą video apie Burning Man, tai yra ir mutantomobiliai, kurie yra vieninteliai automobiliai, kuriems ten leidžiama važinėti, kiekvienas meno kūrinys atskiras. Tai yra visa gausybė šviesų, fejerverkų ir ko tik ne. Kaip sakoma, the playa provides, kiekvienas pasiima iš to, ko jam ten iš tikrųjų reikia. Vieniems galbūt reikia tūso, kitiems reikia ramiai pasidėti gražiose vietose, kurias pastato kaip dovanas įvairios stovyklos ir tiesiog pasigėrėti vaizdais, o dar kitiems reikia atviro bendravimo. Ir ten iš tikrųjų mūsų laukia bene patys atviriausi, tiesiausi bendravimai kur nors Amerikoje. Ten jau nebelieka tų įprastų kaukių, I'm fine ir panašių, ten visi pasako, kaip yra iš tikrųjų. Būdų partyti Burning Man irgi yra visokiausių, kai kas užsiregistruoja ir pasistato milžiniškas stovyklas. Mes tiesiog atvažiavom savo automobiliu išsinuomotų Los Andžele ir visą tą savaitę gyvenom automobilyje. Burning Man vyksta maždaug rugpjūčio-rugsėjo sandūroje ir jeigu tada keliaujat po JAV, būtinai patariu pasidomėti galimybę sudalyvauti Burning Man, tačiau reikia domėtis ją gerokai iš anksto, nes kai kuriais metais bilietų nelieka. Ir bilietas tik maža pasiruošimo dalis, reikia apsirūpinti maistu, gausybę daiktų, daugelis taip pat pasirenka savo kažkokį stilių, atsiveža dovanų, dalintis su kitais barneriais, tarp būtinų vežtis daiktų, pavyzdžiui, dažytojo akiniai, nes kai stoja tokia smėlio audra kaip šita, kai visiškai nieko nesimato, tai norisi, kad bent akių negraužtų. Kai kalbėjau apie Jutą, sakiau, kad jos nacionaliniai parkai visoje Amerikoje patys įspūdingiausiai, bet šiek tiek suabejojau, Juta ar Kalifornija. Kalifornija taip pat išlepinta nacionalinių parkų, garsiausias turbūt Yosemito nacionalinis parkas, kurį dabar matot, tačiau man gal dar didesnį įspūdį paliko Kalifornijos sekvojų nacionaliniai parkai. Sekvojos čia yra ne 2 rūšių. Tai sekvojos augančios pakrantėje, Redwood yra aukščiausi pasaulio medžiai, o sekvojos augančios giliau, sekvojų nacionaliniam parke, lietuviškai taip pat vadinami mamutmedžiai, yra patys masyviausi pasaulio medžiai. Na, ten tikrai jautiesi kaip nykštukas prie tokio nuversto medžio, net vienoje vietoje sekvojų nacionaliniam parke net galėjom tiesiog per medį pravažiuoti automobiliu, ten prakirstas tunelis. Taip pat Kalifornijoje sužavėjo Joshua Tree nacionalinis parkas su štai tokiais įspūdingais medžiais tiesiog dykumoj.
ir Mirties slėnio nacionalinis parkas, kur buvom vasarą, o tai yra pati karščiausia Žemės planetos vieta, temperatūra buvo arti +50, na ir į pasivaikščiojimo takus ilgesnius jau leisdavausi aš vienas. Kaip ir su visais nacionaliniais parkais JAV, yra svarbu ir kokiu metų laiku atvažiuosi, ne tik tai dėl to, kad šilta ar šalta, tačiau ir dėl to, ką pamatysi. Pavyzdžiui, Josemito nacionaliniam parkui vasara nebuvo pats tinkamiausias metas, todėl kad garsieji kriokliai buvo išdžiūvę. Kita vertus, žiemą aukštutinis Josemito nacionalinis parko kelias, kurio važiavom, yra iš viso uždaromas, na bet pagrindinė Josemito nacionalinio parko dalį, tai yra apatiniai slėniai, galima pamatyti ir žiemos metu. Viena nuostabiausių gamtinių vietų visoje Amerikoje išvis nėra nacionaliniam parke. Tai Niagaros kriokliai. Matydami šiuos vaizdus turbūt suprantat kodėl. Amerikoje nacionaliniai parkai yra tokios gamtos oazės, kur net negyvena jokie žmonės, o Niagaros kriokliai yra pačiam miesto centre. Teko skaityti gamtos mylėtojų minčių, kad Niagaros kriokliai esą visiškai sugadinti, nėra ko ten važiuoti, bet aš nenorėčiau su tuo sutikti. Esu buvęs daugybėj krioklių, kurie yra gamtinėse teritorijose, kaip pavyzdžiui Iguasų kriokliai tarp Brazilijos ir Argentinos. Ir tai be galo žavu, bet tokių krioklių yra daug, o štai Niagara yra tik viena. Vienintelė tokia, kurią tiesiog galėjau stebėti pro viešbučio langą vakare, mąstydamas, rymodamas, žiūrėdamas, kaip krenta tie nuostabiai apšviesti kriokliai, galėjau patirti įvairiausiais kitais būdais, plaukdamas laiveliu, užeidamas į tokį koridorių, kur iš už nugaros matai, kaip virsta visi tie Niagaros vandenys, žemiau upe ties Niagaros slenksčiais praskrist senovinių lynų keltuvu ar nusileist ten, kur tiesiog taško Niagaros kriokliai. Ir viskas yra praktiškai 100 metų senumo, nes Niagara buvo apskritai vienas pirmųjų turistinių objektų. Prieš 100 ir daugiau metų ten buvo ypač populiaru važiuoti medaus mėnesio ir esu matęs filmą Niagara dar su Marilyn Monroe. Trilerį sukurtą 1953 metais ir praktiškai nuvažiavęs prie Niagaros krioklių supratau, kad viskas ten taip pat. Tai ten jau ne tik gamta, ten ir istorija, ten pastatyta pirmoji elektrinė, iš kurios tiekta energija didelius atstumus, visokiausi nutrūktgalviai darė savo triukus. Tiesa, Niagara yra tarp JAV ir Kanados ir tikriausiai nuostabesni vaizdai ją atsiveria iš Kanados pusės. Taip pat ir miestas Niagara Falls Kanados pusėje yra daug jaukesnis. Tiesa, arčiau krioklių prieit, pajus krioklių galę, geriau galbūt iš Amerikos pusės. Bet manau tikrai neverta aplankyti Niagarą tik iš vienos pusės. Labai paprasta kirsti sieną ir net nuo JAV ir Kanadą jungiančio tilto irgi puikiai matosi kriokliai. Niagara Fallso miestas JAV pusėje nejaukus todėl, kad jis virto vadinamuoju getu. Deja, JAV rytuose tokių vietų daug. Kadaise ten klestėjo pramonė, o dabar daugelis pastatų iš viso apleisti arba nugriauti. O tikriausiai garsiausias JAV getas Detroitas, automobilių pramonės sostinė. Kadaise ten gyveno 2 milijonai žmonių, o dabar jau tik 600 000. Taigi nuo Varšuvos dydžio susitraukė iki Vilniaus dydžio. Detroitas atspindi visų tokių miestų istoriją, pramonė išsikėlė kitur, dauguma baltaodžių gyventojų į priemiesčius. Na, o mieste labai suklestėjo nusikalstamumas ir susidarė toks kaip užburtas ratas. Ir kai ypač pirmą kartą keliavau į JAV, tai daug kas man patarė išvis nekišt nosies į Detroitą, nesaugu, baisu ir ko ten tautos griuvėsių žiūrėti. Bet man Detroitas paliko labai didelį įspūdį, kaip vienas įdomiausių JAV miestų. Visa ta 20 amžiaus pradžios didybė, įspūdingi, didingi dangoraižiai ir kartu senose nuotraukose matai, kiek jau prarasta, kiek iš viso nugriauta, kiek sudeginta. Ir paskui pavažiavus toliau nuo centro daugybė sudegusių namų, buvo populiaru per Helovyną tiesiog padegti atsitiktinius namus. Ir net Google Street View pasižiūrėjęs gali matyti, kur vienais metais dar buvo gražūs, normalūs gyvenami rajonai, žiūrėk, po kokių 5 metų jau viskas sudegė, dar po 5 metų viskas nugriauta. Tiesa, kai lankiausi Detroite pastarąjį kartą, tai buvo ir atgimimo ženklų, bent jau centre, kita vertus daugybė tų senųjų rajonų, kuriais dar džiaugiausi per pirmus apsilankimus, kad yra apleistais, dabar jau jų iš viso nėra, ten plyni laukai. Tai Detroitas turbūt niekada nebus toks, kaip buvo, aišku, JAV daugybė kitų getų, tokių kaip East St. Louisas ar Geris. Bet turbūt Detroitui masteliais to žlugimo niekas negali prilygti. Kita vertus, tikiu, kad dabar daugeliui Detroitą atras bus tik lengviau, nes nors tų griuvėsių dar tikrai yra,
tačiau yra ir nuostabiai suremontuotų vietų, yra galimybių pažinti miestą tikrai jaukiai ir gražiai, kaip pavyzdžiui štai praplaukti tokiu laivu, ar už nebrangiai apsistot tokiam bute su vaizdu į senąją Detroito rotušę. O Detroito priemiesčiuose viena geriausių patirčių apsilankyti Ford gamykloje, kai mačiau, kaip robotai surinkinėja automobilius, taip pat Greenfield Village, Fordo įkurtam tokiam muziejui po atvirų dangum, ir kaip dera motorų mieste pasižiūrėti kiną iš automobilio. Ten didžiausias pasaulyje drive-in kinoteatras. Naujasis Orleanas kitoks miestas nei praktiškai visi Amerikoje. Ilgą laiką jį valdė Prancūzija ir jo širdis prancūzų rajonas, toks jaukus senamiestis. Šiandien pilnas barų, o ypač nuostabus per garsųjį Naujojo Orleano karnavalą. Bet kartu Naujasis Orleanas ir viena afroamerikiečių kultūros sostinių, jis siejamas su vudų religija, nors šiais laikais daug visokių vudų ekskursijų, vudų parduotuvių ir panašių dalykų atrodo labiau skirta viliot pinigams iš turistų ir autentikos ten mažai. Kas daug tikriau ir kas paliko daug didesnį įspūdį, tai visa eilė senųjų plantacijų dvarų, kurie yra aplink Naująjį Orleaną. Kiekvienas dvaras pasakoja vis kitokias istorijas apie ten gyvenusius dvarininkus, kurie turėdavo plantacijas, ir apie jų vergus. Galima aplankyti ir dvaro rūmus, ir atkurtus vergų namelius, ir pasiklausyti dažnai to laikotarpio aprangą apsirengusių aktorių pasakojimų apie tai, koks buvo gyvenimas tais laikais. Šitoj JAV daly jis buvo visai kitoks nei šiauriai. Ten buvo pramonė, ten buvo imigrantai, na, o čia pietuose viskas daug labiau priminė Europą. Luominė visuomenė, kaip Europoje aristokratai, baudžiauninkai, tai čia būdavo plantatoriai, vergvaldžiai ir jų vergai. Anapus pietų JAV ta istorija dažnai supaprastinama, nesistengiama į ją gilintis, bet šičia žinojau daug įdomių dalykų apie to meto visuomenę, kurie šiandien atrodo tikrai keisti, bet kita vertus visais laikais buvo žmonės ir tikrai įdomu, kaip žmonės prisitaikė ir kaip gyveno to meto visuomenėje, kokios kultūrinės tradicijos susiklostė. Nors dangoraižių karaliaus titulą tvirtai perėmė Niujorkas, pirmieji dangoraižiai iš tikrųjų pastatyti čia, Čikagoje, o jos Vilis pastatas ilgą laiką buvo aukščiausias pasaulyje. Bet mane labiausiai Čikagoje žavi net ne dangoraižiai, o jos lietuvių rajonai, juk tai yra Amerikos lietuvių sostinė. Ir čia ne šiaip savo kažkokie lengvi žodžiai. Prieš Pirmą pasaulinį karą Čikagoje gyveno daugiau lietuvių negu bet kuriam Lietuvos mieste. Taip pat iki pat kokių 1980 metų Čikagoje veikė daugiau lietuviškų bažnyčių negu bet kuriam Lietuvos mieste. 14 parapijų, jeigu skaičiuot su priemiesčiais. Ir čia ne šiaip savo bažnyčios, pavyzdžiui, štai Švento Kryžiaus bažnyčia, kurią pastatė Čikagos skerdyklose dirbę lietuviai. Jinai puošnesnė, didesnė už daugybę Lietuvos katedrų. Arba štai Market Parko bažnyčia. Market Parkas po Antrojo pasaulinio karo tapo didžiausių kada nors buvusių lietuvių rajonų už Lietuvos ribų, nes čia užplūdo lietuviai, kurie pasitraukė nuo sovietų okupacijos. Ir būtent tų lietuvių architektai čia sukūrė tokį modernų tautinį lietuvišką architektūros stilių, kurio neturim Lietuvoje. Pažiūrėkit, bažnyčios bokštas, tai kaip stilizuotas koplytstulpis. Visur pilna lietuviškų detalių, lietuviškų simbolių. Taip pat tuo stilium pastatytas ir šis Čikagos lietuvių jaunimo centras. Be to, Čikagoje yra net 2 lietuvių kapinės, kiekvienos kurių yra tokio dydžio, kad galėtų atrodo ten būti palaidotas ištisas miestas, ir juose pilna ir bendro pobūdžio paminklų. Štai Švento Kazimiero lietuvių kapinėse pastatytas pirmas pasaulyje paminklas Romui Kalantai. Čia ir tautinėse kapinėse palaidota daugybė garsiausių 20 amžiaus lietuvių. Tai geografas Kazys Pakštas, generolas Povilas Plechavičius, poetas Algimantas Mackus, taip pat rašytojas Marius Katiliškis ir kiti. Jei keliauji į Čikagą bent dieną, o gal ir daugiau, reikia skirti lietuviškos Čikagos apžiūrėjimui, nuomotų automobiliu, apvažiuoti visus tuos rajonus, pasigilinti tas istorijas, nes tokių lietuvybės mastelių niekur kitur, kituose žemynuose ar apskritai už Lietuvos ribų nerasi.
Buvo ištisi lietuvių rajonai, kiekvieno širdyje buvo lietuvių bažnyčia, toj bažnyčiai vyko ne tik tai religinė, bet ir tautinė veikla, prie tos bažnyčios būdavo lietuvių mokyklos, kaip pavyzdžiui Šičia Siserė mato mokykla užima net didesnį plotą negu lietuvių bažnyčia, kuri irgi yra milžiniška. Tiesa, šiandien lietuviai iš savo senųjų rajonų daugiausiai išsikėlė, o jų šiandieninis centras yra Lemonto priemiestis prie Čikagos, kur veikia Pasaulio lietuvių centras, taip pat apaugęs įvairiais lietuviškais paminklais. Lietuviškos Čikagos tyrinėjimui esu paskyręs ne vieną ir ne 2 savaitės, o viską tai sudėjęs ir taip pat atskirus video apie lietuvišką Čikagą padaręs kitam YouTube kanale Gabalėliai Lietuvos. 20-oji mano nuostabiausia Amerikos patirtis nėra konkreti vieta. Veikiau tai gyvosios Amerikos patirtys, tos Amerikos, kurią puikiai pažįstam iš Hollywoodo, amerikietiškų serialų, dainų, žinių laidų ir viso kito. Kas kartą keliaudamas į Ameriką pasižiūriu, ar nebus pakeliui kažko iš tų patirčių, kurių dar nepatyriau ir tikrai labai norėčiau patirti. Ir daug ką jau pavyko surinkti per savo keliones. Tai ir apsilankiau NBA varžybose, taip pat mačiau Monster Truck varžybas, profesionalias imtynes, stebėjau NASCAR varžybas ir netgi buvau teisme, kas man ypač įdomu kaip teisininkui. Taip, JAV teismo posėdžiai yra vieši ir kiekvienas norintis gali ten užeiti ir pažiūrėti procesą panašų į tą, kuris vyksta įvairiuose Hollywoodo detektyviniuose filmuose. JAV tokia milžiniška šalis, tiek daug čia nuostabių dalykų, kad net ir sudaryti 20-uką buvo labai sudėtinga. Už jo liko daug nuostabių dalykų, pavyzdžiui, Los Andželas ir jo Hollywoodo studijos, ar tiesiog kelionė automobiliu per Ameriką. Kiekvienos kelionės sudedamoji dalis, nes kitaip Ameriką aplankyti tikrai sudėtinga, viešasis transportas čia gana silpnas, bet kartu moteliai, drive-thru tai yra Amerikos dvasios dalis. Už ribos, tiesa netoli jos, liko ir Havajų vulkanai. Galbūt kitaip būčiau nusprendęs, jeigu būčiau kaip nemažai žmonių sugebėjęs išvysti juos tada, kai jie tikrai veržėsi, na bet čia sėkmės reikalas, tai mačiau tik tai lava užpiltus kelius. Jungtinėse valstijose tiek daug visko, kad nesunkiai būčiau galėjęs parodyti ir įspūdingiausių Jungtinių valstijų vietų 100-uką. O kokios Jungtinių valstijų vietos jums įspūdingiausios, kviečiu rašyti komentaruose. O šiandien esam Josemito nacionaliniam parke. Keliavę esam po daugiau nei 120 šalių. Tokius įspūdingiausių vietų 10-ukus, 20-ukus esam taip pat sukūrę apie ne vieną jų. Jeigu norite pamatyti juos pirmieji, prenumeruokit šitą YouTube kanalą, o jeigu turit kitų minčių, kas jums dar įspūdingiau yra Jungtinėse valstijose, ar kokios šalies įspūdingiausių vietų 10-uką ar 20-uką norėtumėt pamatyti, rašykite į komentarus.